Tai labas vakaras visiems, kas prisijungia. Labai malonu, kad susidomėjote šiais mokymais apie ryšio kūrimą su vaiku ir vaikais. Ir, na, aš taip, kol dar jungiasi mamos, tai truputį ir tėčiai, dar truputį kaip čia įvadą tokia, ar ne, ne iš pat karto pulsiu pasakoti esmę. Tai labai malonu, kad jūs prisijungiate ir aš esu Dovilė Petraitė, esu tėvystės konsultantė ir iš tiesų esu ramios tėvystės sertifikuota konsultantė, mano mokytoja, mano mentorė pastaruosius 2 metus buvo daktarė Laura Markham. Tikriausiai ji yra žinoma Lietuvos auditorijai savo knygomis Ramūs tėvai, laimingi vaikai ir Ramūs tėvai, geri ir brolių seserų santykiai. Tai ir apskritai ta rami mamystė, rami tėvystė, tai yra pačios daktarės Loros terminas. Ir tas terminas, jisai apima metodų, filosofijos, įrankių įvairiausių visumą, apie auklėjimą, be bausmių, be rėkimo, be šaukimo, su pagarba, su meile, su atjauta. Ir aišku, skubu pasakyti, kad tai nėra visa leidžianti mamystė, tėvystė. Mes brėžiame ribas, apie jas šiek tiek vėliau dar užsiminsiu. Taigi, ir šiuo metu aš dar studijuoju žaismingą tėvystę, mamystę. Angliškai tai skambėtų playful parenting. Ir mano mentorius yra daktaras Loras Cohen. Nežinau, ar jisai žinomas Lietuvoje. Jisai yra parašęs ne vieną knygą būtent apie žaismingą tėvystę ir kaip mes per žaidimus galime užmegzti nepaprastai tvirtą ryšį su vaikais ir daugelį situacijų, problemų išspręsti su jais, bet apie tai irgi pakalbėsiu eigoje. Nežinau, įdomumo dėliai, aš pati, kadangi gyvenu ne Lietuvoje, o vakarų pakrantėje, Amerikoje, atsiprašau, galbūt dabar visuomeniai žinoma, kur yra Santa Monika, nes netaip senai čia aplinkui mus gaisrai siautėjo Los Andžele. Tai jums labas vakaras, man labas rytas, didelis yra laiko skirtumas. Tai va, ir noriu dar jūs pakviesti rašyti klausimus ir apskritai bendrauti čate, kuris rasite ar savo telefone, ar kompiuterį, nežinau, kaip jūs prisijungusios. Jei galite rašyti tiesiog bendrai, kad visos matytų. Jeigu nenorite, kad matytų visi, galite rašyti tiesiog, pasirenkus, kad tik tai aš matyčiau. Taigi, ir mano turbūt pirmasis klausimas bus, ir labai kviečiu irgi pabendrauti, parašykite, su kokiais iššūkiais šiuo metu susidurėte mamystėj, tėvystėj. Kokie dabar tie tokie skauduliukai jūsų gyvenime. Tam džiaugsmingam kartais, ar ne, bet tuo pačiu pilnam iššūkių mamos, tėčio gyvenime. Tai labai laukiu jūsų parašymų, nes man smalsu žinoti, kokie tie iššūkiai tam, kad galėčiau irgi apie juos pakalbėti. Ir dar kaip vyks visas mokymas, tai aš kalbėsiu, pasakosiu jums svarbius dalykus ir pačiam, jau po mokymo pačiam gale, galėsite drąsiai užduoti klausimus, galite juos rašyti ir dabar, galėsim peržvelgti, arba galėsit pačiam gale užduoti klausimus, galėsit, jeigu norėsit, užduoti žodžiu, arba, sakau, parašyti čatą. Ir taip pat, taip, niekas nieko nerašo, ar jokių iššūkių nėra? Galbūt turit vis dėlto kokių nors iššūkių. Būtų smalsu išgirsti, pamatyti, perskaityti.
Aha, vat matau, parašė Lina, kad vaikui 6 metai labai nori vadovauti, turi lyderio ir vadovo savybės ir tikrai vaikai seka paskui, bet labai įsižeidžia, jei jam kas nori vadovauti. Suprantu, arba įsižeidžia, jeigu nenori žaisti, kaip jis nori. Oi, taip, vaikai, na taip, vaikai nori, kad palei juos kai kurie dalykai būtų. Bet apie tai mes irgi pakalbėsime. Labai ačiū, Elina, kad parašėte. Jeigu kitos turit galimybę, tai irgi parašykit, nes tikrai labai smalsu kokie iššūkiai jūsų gyvenime. Bet kokiu atveju. Na, aš tikiuosi, viliuosi, kad iš tikrųjų rasite nemažai atsakymų į tam tikrus klausimus arba situacijas, ką aš pasakosiu, kokią informaciją perduosiu ir kas jums, viliuosi, surezonuos ir sakys, o tai pas mane va šitaip irgi namuose yra. Gerai, good to know. Galbūt kažkaip galime padaryti, įgyvendinti pokytį, kad būtų kitaip, būtų geriau, būtų smagiau. Ir aš tikiu, kad visos norim gražių santykių ir ryšio su savo vaikais. Tai, jūs puikioje vietoje sužinoti įvairių dalykų. Galbūt jau kažką žinote iš tikrųjų ir sakys, viskas girdėtam. Taip, ir aišku, aš dabar tokį intro kalbu, kol kitos ir kiti tiesiog jungiasi. Ir tuo pačiu noriu pakviesti jūs ir į kitus mokymus, mano mokymus ir kaip tik jums šios dienos dalyviams esu paruošus dovanėlę ir iš tikrųjų netemsiu, kažin kur ten į pačią pabaigą, nesakysiu, bet pačiam gale tik tai tada žinosite. Galiu iš karto pasakyti, tarsi aš kviečiu jūs į mokymus ir kuriuos jūs galėsite įsigyti per 48 valandas su 15% nuolaida. Ir kodas labai paprastas, mokymai 15. Aš tai priminsiu dar pačiam gale. Ir jeigu jums norėsis daugiau kažko sužinoti, tai labai kviečiu juos. Jie bus vienas sekantį mėnesį, vasario gale, kitas kovo gale apie ribų brėžimą. Manau, kad visom aktualu, ne? Net jeigu ir puikiai žinom, kaip tą daryti, kartais pasitikrinti yra verta. Ir kitas mokymas bus apie tai, kaip kalbėti su vaiku, kad jie norėtų su vaiku, kad jie norėtų bendradarbiauti, kad nebūtų nuolatinių kovų ir pykčių ir nereikėtų rėkti, šaukti, kelti balsą. Taip, ir taip pat, jeigu reikėtų, o tikiu, kad kartais reikia palaikymo, už rankos, kaip aš sakau, palaikymo už rankos, toj mamystės, tame mamystės, tėvystės kelyje kviečiu į konsultacijas, asmeninės konsultacijas ir įprastai su klientam mes bendraujam maždaug kokius 6-10 kartų įprastai. Tai nėra, kad metus 2 ir tam, kad įgyvendintų pokytį savo šeimoje. Norime tą pokytį ir visas kviečiu į 15-20 minučių nemokamą pokalbį prieš konsultacijas, tam, kad pasitikrinti, aptarti, tarkim, ar čia patinkam, galim išspręsti reikalus. Tai va. Taigi, ir dar matau, parašėm, vaikų 9 metai, bet nenori keltis ir mokytis, nėra motyvacijos, kaip sudominti, kad atsirastų motyvacija. Iš tikrųjų, gana nemenkas iššūkis yra, kai vaikučiai nenori mokytis. Ir jau tokiam, šiek tiek vyresniam amžiui, kai ne 2-3 metų vaikai, kai dar viskas labai labai smalsu ir norisi pasaulį atrasti. Mes prie šitų klausimų gal sugrįšim tada šiek tiek vėliau, arba eigoje galbūt aš atsakysiu, bet vėliau tada po viso ko. Gerai? Taigi, ir galite parašyti savo vaikų amžių, kad aš įsivaizduočiau maždaug į kokią kategoriją mes čia įtaikom, nes dabar kol kas turime 6 ir 9 metų vaikučius, 2 kol kas turiu, žinau, ir miela būtų, jeigu parašytumėt, kokio amžiaus jūsų vaikai. Taip.
3 ir 5. Puiku. Jeigu kitos turit galimybę, rašykit 2,5 metukų. Liuks. Mažyliukai. Mažyliukai ūgtelėję šiek tiek. Taip. Taigi, tai jūs rašykit, aš užmesiu akį, pasakysiu, paskaitysiu ir tada pereinu prie mokymo temos. Ne? Ir mokymai apie tai, kaip užmegzti tą ryšį, jį puoselėti, išlaikyti. Ne? Ir vėl sugrįšiu prie to, kad rami mamystė, rami tėvystė tai yra ta auklėjimo metodika be bausmių, be šaukimo, be rėkimo, be laiko skyrium. Ir tai nėra visa leidžianti mamystė, tėvystė. Nėra taip, kad sužilps ant galvos viską leisiu. Nėra itin griežta, kur čia todėl, kad aš taip pasakiau, dėl to taip viskas ir bus, ar ne, be jokių paaiškinimų. Mes būtinai brėžiame ribas, bet tai darome švelniai ir labai tvirtai. Taip, švelniai ir tvirtai. Ir aš apie tai irgi papasakosiu eigoje, kaip visa tai vyksta. Nes ir kodėl dar ribos apskritai labai reikalingos vaikam, kad jie jaustųsi saugus, kad įsivaizduotų, kokie yra tie rėmai, kiek galiu, kiek negaliu. Be abejo, visi vaikai mėgina ribas, ne, ir mėgina jas pastumti. Ir ne vieną kartą, o daug kartų, ne, čia, pamėginsiu dar vieną kartą, dar vieną kartą. Ir tas vyksta įvairiausiomis priemonėmis, zyzimų, rėkimų ir panašiai. Mes jau galim ten visai įvardinti, bet iš tikrųjų tiesiog, reikia atminti, kad vaikai dar nebrandų žmonės ir jiems sudėtinga yra susireguliuoti. Tai va, ir dar būtų gerai, ar ne, turėti omeny tokį dalyką, kad tie maži žmonės, kuriuos mes auginam, ar ne, jie dabar mažučiai kažką supranta, kažko nesupranta, mokosi, ne, atrasti pasaulį, atrasti santykius su mumis, su pasauliu, su kitais. Ir galų gale nutiks taip, kad jie bus tie užaugę žmonės, kuriems, jeigu šiandien mes, kaip čia pavadinsim, aiškinam, ką daryti ir kaip daryti, ar ne, ir pasakom, dabar valom dantukus, dabar einam miegot, dabar einam valgyt, dabar aukis batukus, dabar tą, ir dažnai nuolatinis, ar ne, mamos darbas yra vis priminti ir sakyti, ką daryti, ar ne. Dėl to, kaip čia, labai, labai suprantamas yra vaikų pasipriešinimas, pavyzdžiui, žaidimo erdvėj, kai jie žaidžia, kad būtų viskas palei juos. Nes šiaip gyvenime viskas būna kaip, daugiau mažiau palei mus. Mes aiškinam, ką daryti ir kaip elgtis. Ir vaikai irgi nori tos autonomijos, nori patys priimti sprendimus ir nori, kad būtų tam tikri dalykai pagal juos. Ne? Ir tai yra visiškai suprantama, nes jie irgi yra žmonės, kurie, kaip aš sakau, užaugs, vieną dieną užaugs, ar ne? Ir kai užaugs, mes turbūt smagiai jausimės su jais bendraudami kaip su lygiais, nepaisant didelio amžiaus skirtumo, nepaisant to, kad jie mūsų vaikai, bet vis vien su suaugusiu žmogum mes norėsim bendrauti kaip su suaugusiu, o ne vėl eilinį kartą pasakot, aiškint, kaip gyventi. Aš tikiu, kad dalis mūsų tikrai, kaip čia, patyrusios įvairius santykius su savo mamom, tėčiais, ar ne, ir gali pasakyti, kad, jo, ir po šiai dienai mano mama man aiškina, ką daryti ir taip toliau. Tai ta pagarba kitam žmogui, nepaisant to, kad jisai mažas, metukų 1,5, 5, 9, su savo augančia nuomonė, savo norais, poreikiais ir taip toliau, ar ne, kelia iššūkių, ar ne, mums kartais, bet turėtų omeny tai, kad tai irgi yra žmogus. Ir mes vieną dieną turėsime suaugusių žmogų namuose, arba 2, arba 3. Taigi, ir kodėl ši auklėjimo metodika yra be rėkimo, be šaukimo, be laiko skyrium?
Todėl, kad visą tai, ką išvardinau, be galo gąsdina. Ne vienam iš mūsų nepatinka, kai ant mūsų šaukia. Jeigu mes, tarkim, nežinau, patiriam kokį nors įvairių situacijų darbe, nesvarbu, galbūt su mama, su tėčiu, su draugėm, galbūt tas rečiau nutinka, bet tarkim darbe turbūt, kaip čia, lengviausia tapatintis, ar ne, ir ant mūsų šaukia, kaip yra. Žiauriai nemalonu, niekam nepatinka, kai ant mūsų rėkia. Ir nes mes jaučiamės negirdimos, nepaisant kokią situaciją. Mūsųgi neišklausė, ar ne? Niekas nepaklausė, o tai kaip tu matai tą situaciją, o kas čia įvyko, kaip čia buvo, ar ne? Atėjo kažkas aprėkė ir lieki toks. Tai vaikai, juo labiau, jie jaučiasi išsigandę, nes ant jų, tarkim, šaukia mama arba tėtis. Būtent tas žmogus, kuris viena vertus labiausiai rūpinasi manimi, ar ne? Mane myli, mane maitina, mane globoja, mane apkabina ir staiga virsta ragana mama, ar ne? Ir manęs rėkia, šaukia, neaišku ko mano akimis, ar ne? Nes aš matau pasaulį taip, kaip aš matau, mama mato kažin kaip, ar ne? Ir staiga tas mylintis žmogus tampa tokiu monstriuku. Ir tai gąsdina, labai prieštaringos mintis vaikui, jisai nesupranta, kurią čia dabar lentynėlę įdėti, kodėl čia ašgi nieko nepadariau. Na, vaikas taip mato, ar ne? Tai tie rėkimai, šaukimai, laikas skyrim, eik į savo kambarį ir pagalvok, ką padaryti. Nu, ką gali mažas vaikas galvoti, būdamas atskirai kambarį? Aš sakau, nejaugi jisai sėdės ir galvos apie gėrio ir blogio santykį, pradės skaityti įvairius filosofinius traktatus, ką ten parašė Nyčė, Schopenhaueris. Tikrai, ką aš čia blogo nuveikiau? Aha, dabar turbūt, supratau, einu atsiprašysiu mamytės, ar ten sesutės, ar broliuko, ar tėtuko, ar kano. Nieko panašaus. Vaikas jaučiasi negirdimas, nesuprastas, nemylimas ir jisai vienintelį, ką galvoja, kaip atkeršyti. Aš nekenčiu mamos, tėčio, brolio, sesės. Manęs nesupranta, manęs nemyli, ar ne? Ir kaip čia, elgesys į gerą nepakis. Tikrai. Tai tas laikas skyrim ir rėkimas, šaukimas, bausmės, jos ardo ryšį. Jeigu mes norim glaudaus ryšio, mes turėtume atvirkščiai elgtis, su didžiausia empatija, su supratimu, su begalinė kantrybė ir, megzti tą ryšį, įkurti, puoselėti, bet neardyti. Ir pabėgo mintis, kažką dar norėjau pasakyti. Taip, dar norėjau pasakyti, kad apskritai ryšį, ar ne, išlaikyti 24 valandas per parą yra be galo sudėtinga ir tai yra iš tikrųjų neįmanoma. Nes, tarkim, mes nusisukam kažką darom, galbūt ūgtelėję vaikai išeina į darželį, mokyklą, ar ne, normalu, kad mes, kaip čia, tam fiziniam atskirtume nutinkam, taip, atsiskiriam. Ir be abejo ir tas emocinis atskirimas vyksta. Ne? Ir kai mes vėl susitinkam, labai svarbu yra vėl mums sugrįžti vienas į kitą, ne? Ir užmėgsti tą ryšį, nekamandinėjant, nepuolant ten klausinėti, tai kaip tavo diena, ar ten gerai sekėsi mokykloje, o dabar reikia pamokų ruošti ir panašiai, bet iš tikrųjų švelniai tiesiog, būnant kartu, ar ne, visuomet labai pagelbėja visokie užkandžiai ir maistas, tiesiog duoti vienas kitam erdvės pabūti ir po to pereiti galima į pokalbius arba dar geriau, ir apie tai pakalbėsiu, pažaisti arba juoktis. Ir iš bendro, jeigu turite laisvą rankelę, parašykite, ar jums apskritai svarbu įgyvendinti dabartiniai savo šeimoje, dabartiniai situacijai pokytį savo auklėjime, savo šeimos atmosferoje. Svarbu, nesvarbu, pas mus viskas gerai. Aš labai noriu su jumis irgi pabendrauti, tai dėl to aš užduodu klausimus ir noriu išgirsti atsakymus, bet perskaityti tos atsakymus. Taigi, rami mamystė, rami tėvystė, ji stovi ant
3 pagrindinių kolonų. 3, nu čia jau mes kaip galim poeziją įjungti, ant 3 banginių, ant 3 kažin ko svarbių pamatų, ar ne? Ir tai yra pagrindinės 3 idėjos, daktarės Loros Markham. Tai yra pirmoji - savireguliacija. Be galo svarbu savireguliacija. Antroji - ryšys su vaiku. Ir trečioji yra ugdymas vietoj kontroliavimo. Ir tai irgi yra apie ribų brėžimą. Ir matau, kad taip, svarbu yra išlaikyti ribas ir pagerinti situaciją. Be abejo, aš apie jas kalbėsiu, apie ribų brėžimą, bet jeigu labai norėsit, na jau tokio labai išsamaus informacijos, tai labai kviečiu į mokymus apie ribų brėžimą. Ten labai išsamiai iš tikrųjų kalbu apie tai, su detaliais pavyzdžiais ir metodikom. Taigi sugrįžtu prie tų 3 kolonų. Ne? Taigi savireguliacija. Labai labai svarbu ir viskas prasideda nuo mūsų, mums išlikti ramiom. Ir, na, tikriausiai galbūt esate tą patyrusios pačios arba skaičiusios ir žinot, kad, na, net lėliukas mažas, ne, tarsi, jisai greičiau suirsta ir būna neramus, jeigu mamytė yra nerami. Ir jeigu mama rami, vaiką nuraminti yra daug lengviau, paprasčiau ir jisai tuomet irgi nurimsta. Tai šitus dalykus mes nešame, kaip čia, savo santykyje visą gyvenimą. Ir ne tik tai mes galime tą pritaikyti mamai ir vaikui, nors tai yra labai svarbu, tai yra ypatingas ryšys tarp mamos ir vaiko, tėčio ir vaiko. Nes, na, vaikai visais savo čiuptuvėliais jaučia mūsų nuotaikas, viską. Dėl to yra, irgi čia truputį nukrypsiu, labai svarbu nemeluoti, ar ne? Nesakyti, kai mes iš tikrųjų viduj jaučiamės siaubingai, nesakyti, ai, viskas gerai. Nes, nu, akivaizdu, kad negerai. Ir vaikam tada būna pernelyg vėlgi, padėkit man, contradiction. Kaip lietuviškai. Ne ta pati informacija, ar ne? Ką jie mato ir ką jaučia, arba ką girdi, ką mama sako ir prieštaraujanti informacija, ar ne? Tarsi, kad jie mato, kad ne viskas gerai, bet mama sako, kad viskas, nu, kažkas nesusieina, ar ne? Tai labai svarbu pripažinti, kad, pavyzdžiui, aš dabar susinervinusi, man reikia 3 minučių truputėlį nurimti, ar ne? Arba man labai liūdna dėl to, kad įvyko ten kažkas, ne? Nes mes visą spektrą emocijų turim, o taip pat turi ir mūsų vaikai. Ir tai yra normalu. Jas atpažinti, įvardinti, apie jas kalbėtis, mokytis, jas suvaldyti. Deja, turiu pasakyti, kad, na, didžiosios dalies turbūt mūsų niekas nemokė. Nei atpažinti tų emocijų, nei valdyti, nei susireguliuoti, nes mūsų tėvai irgi tokio perdavimo neturėjo, didžioji dalis, neabsoliutinu, ne? Ir, na, būtų gerai, kad tų, kaip čia, iš kartos į kartą besivelkančių traumų ir šleifų geriau neperduoti. Mes esam tos, kurios galim pasakyti stop, aš galiu įgyvendinti pokytį savo šeimoje ir keisti tą ryšį ir kurti jį gražesnį, negu kad jisai buvo mano su, tarkim, mano tėvais. Tai va. Ir gebėjimas išlikti ramiai, ne, yra nuostabus dalykas ir mes čia galime pasitelkti įvairius metodus. Labai svarbu atminti tokį dalyką, kad mažas vaikas yra nebrandus. Ir jos smegenys yra nebrandžios. Prieškaktinė smegenų žievė yra neišsivysčiusi, o jie atsakinga už begalę dalykų. Už loginį mąstymą, už impulsų kontrolę. Kokių impulsų kontrolę, ar ne? Aš matau, aš griebiu. Aš noriu, aš imu, ar ne? Ir mes galim su vaiku, dažnai būna sako mamos, bet tai mes pasikalbėjom ir atrodo jau 100 kartų kalbėjom apie tai, o visi apsisuko ir jau daro tą patį.
Nes neįmanoma vaikui, dar sunku sureguliuoti savo impulsus ir nedaryti kažko. Mes kalbėjom, kaip negerai mušti sesutę, ten, tarkim, ne tik, kad primušt, bet, tarkim, užgauti, ar ne? Apsisukus ne vėl. Per sudėtinga vaikui. Tai nereiškia, kad mes negalim įgyvendinti pokyčio, galim, apie tai galėsim, dar truputėlį vėliau pakalbėsim, bet tiesiog impulsų kontrolė dar yra silpnoka. Vystosi vaikų smegenys nuo gimimo iki, 25 metų. Ir sudėtinga būtų tikėtis iš vaiko 6 metų, 9 metų, paauglio, tokio pat elgesio, loginio mąstymo ir viso ko, kaip iš suaugusio žmogaus. Ne? Ir mums šiek tiek lengviau turėtų būti susireguliuoti, nusiraminti, nes mūsų smegenys jau yra subrendusios. Ir visgi, jeigu mes to niekada nesimokėm, nevėlu išmokti, bet jeigu nesimokėm, ar ne, tai nereiškia, kad mums lengva tai padaryti. Bet kaip aš ir sakiau, mes esam tos, kurios prisiemam atsakomybę, mes esam suaugę žmonės. Mes prisiemam atsakomybę ir mes, norėdamos įgyvendinti pokytį, mes einam tuo keliu. Taigi, save galime pastiprinti įvairiais dalykais ir savo padėti. Tarkim, daktarė Laura sako, kad stop, drop and breathe yra puikus metodas. Tai yra stabtelk, nustok daryti tai, ką dabar darai, tarkim, ten kažkur siaučia audros, ar ne? Stabtelk, nustok daryti tai, ką darai ir pakvėpuok, ar ne? Ir kvėpavimas atrodo, kad ir koks paprastas tas dalykas, bet jis iš tikrųjų gilus bent 3 įkvėpimai mums padeda sureguliuoti širdies ritmą. Pamėginkim, iš tikrųjų, tarsi, kai mus užturbina, mes galim tiesiog 3 kartus įkvėpti, giliai, lėtai įkvėpti ir lėtai iškvėpti ir mūsų širdutė šiek tiek nurimsta. Ne? Ir mes įgauname šiek tiek didesnį atstumą tai situacijai, kuri prieš mus, ar ne, kad ten nepradėtume šaukti, rėkti. Kita vertus, kaip aš sakau, tam, kad mes pasirodytume tada, kai vyksta pasirodymas, puikiai, būtų gerai praktikuotis ir treniruotis kitom dienom, ar ne? Man patinka paralelę, sakyti, tarkim, visos matėm kokios nuostabios balerinos ten kokiam nors spektaklyje, bet žinom, kad jos be galo daug darbo įdeda salėj besitreniruodamas ir besiruošdamas kažkokiam tai pasirodymui. Tai lygiai taip pat mes galim priimti sprendimą, kad, gerai, galbūt kasdien yra labai sudėtinga, bet bent jau kelis kartus per savaitę, tarkim, skirti laiko proto nuraminimui, meditacijai, jogai, tiem dalykam, kurie mums gali pagelbėti nurimti. Ne? Ir žinote, tiesą sakant, kvėpavimas yra pats paprasčiausias dalykas. Mums nereikia jokių išorinių sąlygų, mums nereikia nei kilimėlio, nei, nežinau, ten saulės šviesos, nei kažinko ten, nieko. Mes esam pačios su savim ir galim kvėpuoti. Taip, tiesiog atsisėdusios pakvėpuoti, kad ir kaip tas skambėtų, bet iš tiesų mes galime ryte nubusti 3 minutėm anksčiau, kol dar visas balaganas neužpuolė mūsų dienos, ar ne, ir tiesiog atsisėdus susikoncentruoti į kvėpavimą, įkvėpti ir iškvėpti, ar ne, ir tiesiog savo skirti tas kelias minutes. Ir tai yra puikiai treniruotė. Mūsų proto treniruotė, stabtelt, įkvėpti ir iškvėpti tada, kai mes esam sudėtingoje situacijoje. Tai čia vienas iš būdų pastiprinantis mus, ne, ką mes galim daryti. Galim daryti ir kitus dalykus, pavyzdžiui, per loginę prizmę, ar ne? Aš suprantu, aš dabar turiu reikalų su nebrandžiom smegenim. Mano vaiko smegenys yra nebrandžios, dėl to jisai elgiasi taip, kaip elgiasi, dėl to, kad jis yra vaikas. Ir jisai nesupranta, ką ir kaip geriau padaryti. Kaip moka, taip šoka. Taip? Ir su ta užuojauta ir atjauta mes žvelgiam į vaiką ir, tu nežinai kaip kitaip, bet aš esu čia tam, kad tau padėčiau, nes aš esu suaugusi ir aš galiu tau parodyti, kaip nusiraminti. Ir vaikai
nusiramins tik tai tada, kai mes juos to mokysim. Jeigu mes nemokysim vaikų nusiraminti, jie neišmoks. Ne? Aš sakau, jeigu mes mokysim šaukti rėkti, jie išmoks šaukti rėkti. Jeigu mes demonstruosim ramybę, nusiraminimą bent jau nusiraminimą. Ir galim tą įvardinti. Kaip aš dabar pykstu, kaip mane nervuoja šitą situaciją. Bet nieko, aš tuoj porą minučių pakvėpuosiu ir tą įvardinti, ar ne? Tuoj nusiraminsiu, mano širdelė nurims ir mamytė bus ramesnė, viskas gerai, žiūrim, ką turim. Ne? Ir tą komunikuoti ir demonstruoti vaikams. Tai yra naudinga, jie tokiu būdu išmoks, ilgainiui išmoks irgi tos savireguliacijos. Kitaip jau vaikai neišmoksta. Nėra vaiko, kuris pats savaime gimė ir išmoksta susireguliuoti. Jie visko absoliučiai mokosi iš mūsų. Jie mokosi kalbėti, jie mokosi mimikų, jie mokosi balso intonacijų, jie mokosi vaikščioti, valgyti, bendrauti su kitais ir taip pat susireguliuoti savo emociją. Iš mūsų, ne iš ko kito. Taip kaip mes darom, tą patį jie kopijuoja. Visur ir visada. Tai tą labai svarbu atminti ir čia yra didelė atsakomybė mums, ar ne, ką mes demonstruojame, ką mes transliuojame ir kokias vertybės tų pačių ugdom. Taigi, taip, tai tos nebrandžios smegenys arba dar man labai patinkantis dalykas, kurį savo primenu ir savo klientėm irgi būtinai tą sakau ir jum, tai ne pasaulio pabaiga. Tai, kas dabar vyksta, kad ir kokia čia dabar emocijų audra, tai ne pasaulio pabaiga. Kokia galėtų būti pasaulio pabaiga? Mes pavėlavom į lėktuvą ir neišskridom. Bet tai būna juk retai. Ir mes tą planuojam iš anksto. Ir tikrai iš anksto galim susiplanuoti išvykimą iš namų ir taip toliau. Taip? Taip. Tikrai užsimetam valandą, 2 ir čia planas į priekį. O visa kita? Kur pavėluosime 5 minutės į darželį, į mokyklą, gerai, ne 5, 15 minučių, į susitikimą, pas daktarą, žiauriai nemalonu, bet ar tai pasaulio pabaiga? Ne, vaikas sudaužė ten stiklinę, tarkim. Ne. Ir ar tai pasaulio pabaiga? Ne. Čia buvo pereitą dieną, mano vaikas sudaužė mano tokį labai fainą, nesvarbu, tokią dovaną. Ką tik buvau gavusi iš draugės dovaną, tokį ant pagaliuko rutuliuką veidui masažuoti, nežinau kaip vadinasi. Ir jisai yra iš akmens padarytas. Mama labai nori pažaisti. Gerai. Tekšt ant grindų ar nesuskilo ir net nespėjau savo dovaną pasidžiaugti. Ir suprantu, velniai griebta, ne pasaulio pabaiga, nieko tokio, nieko tokio. Aš nesu kažko sudaužius, išpylus, padarius, pasakius ir taip toliau, aišku, kad esu. Tai su atjauta ar ne, tom nebrandžiom smegenim, kad tai, kas vyksta, ne pasaulio pabaiga. Ir aš netgi rekomenduoju išsikabinti savo ar plakatukus, ar kažkur užrašiukus, virtuvėje, ar svetainė, ar miegamajam, tokius priminimus, ar ne, tai ne pasaulio pabaiga. Arba, stabtelk, pakvėpuok. Viskas liuks, ar ne? Save pastiprinti tokiais metodais. Aišku, kartais mums jau ten akis pripranta prie kažkokiu tai užrašiukų aplinkui. Mes galim pakeisti juos, galim spalvą pakeisti, kažko kito parašyti. Bet, ilgainiui mes irgi išsiugdysim įprotį, kad, nepradėti rėkti. Ir mums pavyks. Net neabejoju, ilgainiui pavyks. Taigi, ir dėl visų savireguliacijų dar, žinote, būna tokių įtemptų dienų visiems, ne? Ir mums, ir vaikam, ir kai emocijos per kraštus arba labai labai daug streso ir viskas blogai. Ir kas, čia iš tikrųjų noriu pabendrauti, kas
geriausiai, labiausiai, vat, jums gelbsti tokiose situacijose sumažinti stresą? Gal galite parašyti? Kas jums gelbsti? Kokie metodai? Nieks nerašo. Kaip čia yra? Gerai. Tai, turite įvairius meditacinius muzikos instrumentus. Puikus dalykas. Gal ir kitas gali pasidalinti. Gerai. Jūs rašykit, jeigu turite. Gerai, dar matau. Irgi pakvėpuoti ir išeinu pasivaikščioti į mišką, tą siūlau ir vaikams. Liuks. Kitas jeigu būna, ne visada gali išeiti, ar ne? Kad ir kaip norėtum pabėgti iš situacijos, suspaudžiam kumščius kelis kart ir iškvėpti. Taip, būtent kvėpavimas, jisai iš tikrųjų labai, labai geras metodas. Bet čia kaip čia susireguliuoti, ar ne? O stresą sumažina, ir mokslas tą sako, ar ne? Juokas. Juk mes, tarp pačios žinom tikrai iš savo gyvenimo patirties, kad, kai būna, atrodo, viskas blogai, diena, kur viskas velniop eina, ar ne? Ir jeigu mes turim galimybę, paverkti ant peties, nežinau, savo draugai geriausiai, galbūt vyrui, ar ne, ir po to pasijuokti, tai iš tikrųjų sumažina stresą mums, ne? Lygiai taip pat vaikams, ar ne? Jeigu mes matome, kad vaikus jau neša ant posūkio, emocijų perviršis kažkoks tai yra, dėl įvairiausių dalykų ir mes ne visada juos numatysime. Galbūt bloga diena darželyje kažkas nedavė, joniukas nedavė mašinytės pažaisti, ar ne? Reikėjo ten apsistumdyti, arba ten auklėtoja kažką sudraudė, pasakė, arba mokytoja mokykloje ką nors, arba ten su bendraamžiu kažkas ten, tarkim, kažkoks pokalbis nepavyko ir taip toliau. N+K dalykų, situacijų, dėl ko vaikams kyla stresas. Ir jeigu mes gebam su jais praleisti laiką ir juos prajuokinti, tai yra nuostabu. Ir juokas iš tikrųjų sumažina stresą ir jisai dar labiau apjungia mus ir stiprina ryšį su mumis, nes mums juk smagu leisti laiką su žmonėm, ar ne, su draugu, su drauge, su vyru, su kažkuo, su kuo mums linksma, gera, ne? Mes galim prisikvatoti, ar ne, ir prisikikenti, ir pasijuokti. Tai su vaikais taip pat, jeigu mes, ir labai labai rekomenduoju prajuokinti juos. Ir dažniausiai tai vyksta su vaikais per žaidimus. Nes vaikų pasaulis yra, nepatikėsit, žaidimų pasaulis. Aišku, patikėsit. Vaikų pasaulis yra žaidimų pasaulis. Jų visas gyvenimas, pavadinkime, yra per žaidimo prizmę atrasti, kaip viskas funkcionuoja, kaip viskas veikia. Ir jeigu mes bet ką norim padaryti, pakviesti vaiką valgyti, apsirengti, valyti dantukus, miegoti ir panašiai. Ir jeigu mes gebam per žaidimo prizmę, juokingai, kartais reikia truputėlį susimti, kaip čia, pasistrojant save, ar ne, ir čia dabar pažaiskim, ir tarsi tas ilgai neužtrunka, bet tarsi vaikams, ir jie maloniau, jiems smagiau, ir jie noriau darys ir bendradarbiaus. Taigi, žaidimai yra ypatingos svarbos vaikų gyvenime. Nes žaidimų pasaulis, kaip ir sakiau, tai yra vaikų pasaulis. Mūsų pasaulis yra jau šiek tiek kitoks, jisai sudėtingesnis, apsiraizgęs įvairiais dalykais. Jeigu mes norim, kad vaikas dalyvautų mūsų pasaulyje, rytoj važiuosim pas babytę, arba poryt eisime pas dantukų fėją, ar ne, nes reikia dantukus patikrinti. Ir panašiai. Krūvagi dalykų yra, kuriuos reikia padaryti, ar ne, ir mamos, kaip čia, protė nuolatinis, ten gal bedugnis sąrašas, ar ne, visokių dalykų, ką reikia nuveikti šiandien, ryt, poryt ir taip toliau. Jeigu mes norim, kad vaikas noriai
bendradarbiaudamas su mumis, ateitų į mūsų pasaulį, mums žinote, ką reikia daryti? Eiti į jų pasaulį. Tai reiškia žaisti su vaikais, leisti laiką jų pasaulyje. Mes ateinam pas juos su žaidimais ir žaidžiam taip, kaip jie mums sako. Ne taip, kaip mes norim, o taip, kaip jie mums liepia. Nes visą kitą gyvenimą, kaip aš jau buvau minėjusi, mes aiškinam dažniausiai, ką ir kaip reikia daryti. O žaidimų metu mes būnam ir darom tai, ką mums sako jie daryti. Ir tada, kai mums reikia juos kažkur pasikviesti, jie mieliau bendradarbiauja, nes mes su jais leidžiam laiką, mes su jais žaidžiam, mes su jais stiprinam ryšį ir tuomet jie ateina į tą mūsų pasaulį. Taigi, man dar labai patinka pasakymas toks, gal aš pati ir neatsimenu, iš kur aš jį ištraukiau, gal kažkaip tai ir susikondensavo tiesiog, jisai, kad vaikų valiuta yra laikas su mumis. Jiem be galo svarbu, kaip ir kiek mes leidžiam laiko su jais. Tai laikas yra labai labai svarbu, labai svarbus. Leisti laiką kartu su vaikais yra be galo svarbu. Ir dažnai būna, kad gyvenimas yra toks intensyvus ir tempas yra toks didelis, ar ne, kad dėja mūsų vaikai daug ilgiau praleidžia laiko darželiuose. Kai paskaičiuoji, kokios ten 8-9 valandas, ar ne, norisi už galvos susimti ir pasakyti vaje. Nes po to laiko lieka su jais be galo mažai. Nes kaip skubėti namo, daryti vakarienę, o po to juos paguldyti, visi pavargę, niekas nenori, niekas esame, mes nenorim nei žaisti, nei ten pramogauti, nei dar kažką veikti, ten, ar ne, marši lovą, duokit man pailsėti. Ir tas laikas praleistas kartu, jisai čia atima galimybę, nepraleistas laikas kartu atima iš mūsų galimybę su jais kurti, puoselėti ryšį. Tai va. Ir taip, ir dar šito vietoj tiesiog pasakysiu, kad jeigu taip nutiktų, kad jums norėtųsi vėlgi palaikymo, saugios erdvės, pasikonsultuoti kartu su manim, tai visuomet prašom mielai kreiptis ir, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, 15-20 minučių pokalbis yra visiškai nemokamas, tą situaciją aptarti, o toliau jau galim nerti gilyn į reikalus, į pokytį, kurio galbūt jūs norite savo šeimoje. Taigi, dabar pereinu prie antrosios tos kolonos, ant kurios stovi rami mamystė, tėvystė. Tai yra ryšys su vaiku. Ne? Nors iš tikrųjų apie tą ryšį aš jau kalbu daug ir ilgai, nuo pat pradžių, ar ne? Bet ryšys su vaiku yra be galo svarbus. Ir kaip ir sakiau, 24 valandas per parą mums neįmanoma išlaikyti to ryšio ir būti, tiesiog toks gyvenimas, ar ne? Bet kartu susitikus vėl jį čia atkurti ir jį puoselėti ir stiprinti yra labai svarbu. Ir kai mes esam ryšys su vaiku, o vaikas yra ryšys su mumis, tas raktas, ryšio raktas, jisai gali atverti įvairiausias duris į viską. Į buvimą kartu, į darymą dalykų kartu, į bendradarbiavimą, kaip ir minėjau, mūsų pasaulio atėjimą, bet tam mes turim ateiti į vaikų pasaulį ir ryšį kurti per žaidimus. Ir dabar aš duosiu tokius 5 įrankius, tai vėlgi yra daktarės Loros Markham įrankiai, metodai, kaip mes galim puoselėti, kurti ryšį su vaiku. Ir tai yra tokie, taip vadinami 5 preventyvūs veiksmai įrankiai. Visiškai nesvarbi yra seka. Taip, kad nesvarbu, kuris ten pirmesnis, paskesnis, esmė, kad jie dalyvautų gyvenime. Tai pirmasis yra rutina. Labai svarbu vaikams rutina. Tokia struktūra, aiški dienos struktūra. Aš suprantu, kad dienos būna įvairios, ir darbo dienos skiriasi nuo savaitgalių, bet tą komunikuoti ir apskritai turėti kažkokius tai pasikartojančius veiksmus. Mes visos tikrai turim, visos šeimos turi tuos veiksmus. Rytas ten, tarkim, nubundam,
keliamės, prausiamės, rengiamės, pusryčiaujam, ruošiamės, išeinam į darželį, mokyklą, kas neišeina, namuose turim savo kažkokius tai dalykus, ar ne, su mažesniais vaikais. Ir vakare irgi yra pasikartojanti seka tam tikrų veiksmų, tarkim, vaikai grįžta, tėvai grįžta iš darbų, iš darželių, mokyklų, ar ne, žaidimų metas, vakarienė arba vakarienė, žaidimų metas, tada einam vėlgi praustis, valytis dantukų, ten pižama, pasakos skaitamas, miegas, ne, yra ta pati struktūra, daugiau mažiau, tie patys veiksmai. Juos įvardinti, kartoti, galima net lenteles pasidaryti, ar ne, ir vaikai gali žymėtis, ką jie kada padarė. Tai yra svarbu. Jiem yra aišku, kas po ko, kokia yra seka. Dienos metu tos sekos būna įvairios, ar ne, nes vieną dieną, kaip ir buvau sakęs, pavyzdžiui, mes važiuojam ten aplankyti močiutės, ar ne, kitą dieną mes galim važiuoti pas daktarą, kažkurią dieną mes važiuojam į kelionę ir taip toliau. Ir tuos dalykus komunikuoti iš anksto, nusakant vaikui, kas bus, kada, ar ne, kad mes tada ir tada darysim tą ir tą. Ir taip toliau. Tai, kad vaikai būtų, kad žinotų jie, kas po ko seks, kad jiem būtų aišku, kokia yra struktūra. Tai va ta rutina yra labai, labai svarbi. Tos gairės dienos. Antrasis dalykas, preventyvus tas veiksmas, įrankis yra emocijų priėmimas. Aš apie jį šiek tiek kalbėjau. Ir labai svarbu mums mokytis, jeigu nemokam, priimti emocijas vaikų, ar ne? Ir aš tikiu, kad tikrai toli gražu mes visos nebuvom mokomas, nebuvo mokomas ne tik tai, dažnai, kad negalėjom parodyti visų savo emocijų mamai, tėčiui, nes ko čia žliumbi, ar ne? Arba, jau tik tai, kas čia dabar pyksta. Oi, mus Dovilytė pyksta, jai kokie ten ragiukai dygsta, ko čia ožiuojasi, ar ne? Visi tie klasikiniai pasakymai. Ir mes plauk, jie nereikalingi, čia jokių ožiukų nėra, čia netvartas, ožiukai yra tvarte, bet mes ne ožiukai, o vaikai irgi ne ožiukai, o tai jeigu jie būtų ožiukai, tai mes tada ožkos. Taip kad, kaip čia tas, kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Ir, truputėlį gal, kaip čia, šitą vietą reikia subręsti ir atitinkamus žodžius naudoti ir vartoti. Ir nesityčioti iš savo vaikų ir jų nebrandžių smegenų, bet iš tiesų su atjauta pasižiūrėti. Tai emocijų yra visas spektras. Mes galim liūdėti, mes galim džiaugtis, mes galim pykti, mes galim bet ką, ne? Ir mus labiausiai veda iš proto, nervuoja, trigerina pykčio emociją. Taip, kai mūsų vaikai pyksta, kai jie šaukia, rėkia, kai jie nemoka susivaldyti ir dėl nežinau ko, atrodo menkniekio kažkokio, čia dabar isterija vyksta. Ir taip, vaikas nemoka, nes o kas jį dar gali pamokyti? Koks atsakymas? Tenka pasižiūrėti veidrodį. Mes ir tik tai mes galime vaiką išmokyti susivaldyti, susireguliuoti ir atpažinti savo emocijas ir su jom dirbti. Jeigu mes to nemokam, nėra šansų, kad vaikas pats savaime išmoks. Taip kad, taip, mamystė, tėvystė yra sunkus darbas. Darbas ne tik tai su dalykais buity, bet ir su emocijų pasauliu. Nes tenka mums dorotis ne tik tai su vaikų emocijomis, bet ir su mūsų pačių. Nes mums iškyla iš praeities visokie jausmai ir mus gali žiauriai nervinti mūsų vaikų pyktis, emocijų audrelės, tie šaukimai, rėkimai. Ir tikrai dažnai taip ir būna. Na ir ką mes galime šitoje vietoje padaryti? Taigi, aišku, ko mes mokome vaiką, jeigu mes neleidžiam jam rodyti emocijų, jų išreikšti. Tai taip, mes mokom, kad labai liuks yra emocijas pašluoti po kilimu. Ir tu čia nerodyk mums jų, arba kaip daktarė Lora sako, susidėti į emocijų kuprinę.
mes nerodom emocijų, bet tai nereiškia, kad mes jų neturim. Tai nereiškia, kad mūsų kūne, tarkim, kortizolio lygis, ar ne, streso hormonas, ten šitą nešoka į padangės, ar ne, ir mums sunku, tarkim, vaikui nebrandžioms smegenims sunku susireguliuoti. Bet jeigu jis rodys emocijas savo, ar ne, kurių neva tai mama nenori matyti, jisai jausis dar labiau nemylimas. Manęs mama nepriema, tėtis nepriema tokio, koks aš esu, su visų spektru visų emocijų. Jūs parodykit man žmogų, kuris neturi emocijų ir jausmų. Nėra tokio. Ir gyvūnai turi jausmus, ir gyvūnai gali pykti ir džiaugtis. Ne? O mes, dažnai būna, kad, tarsi reikalaujam, vaikė, tu čia dabar ramiai, jau tik nepradėk. Ko čia zyziu? Ir taip toliau, ar ne? Tai mes galim priimti tas emocijas. Aš matau, kaip tu pyksti. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, mes galim įvardinti tą emociją, ne? Knygelės skaityti apie jas, ne? Bet iš tikrųjų, kai vaikas yra ant bangos kažkokios, ar ne, mes galim tiesiog išlikti ramios, ar ne, ir priimti tas emocijas. Ir mes tokiu būdu kuriam tą ryšį, ne? Mama myli tave tokį, koks tu esi. Nepaisant to, kad pas tave piktulis dabar atėjo. Aš vis tiek tave myliu ir visada mylėsiu. Ateik, aš esu čia tam, kad tau padėčiau susidoroti su šitais jausmais. Aš žinau, kaip sunku. Aš žinau, bet aš tau padėsiu. Be abejo, mes esame suaugę žmonės su brandžiom smegenim ir mes galim padėti vaikui, kurio nebrandžios smegenys, kuriam yra sunku, be galo sunku susidoroti su tais jausmais, kurie užplūdo jį. Taigi, emocijų priėmimas yra labai svarbus. Ne? Mes matom, kad vaikui negera, pyksta, bet mes būnam kartu. Mes jo neišsiunčiam, nežinau, kur ten į kitą kambarį, nueik ten, pagalvok, ką tu čia blogo darai. Arba kai nurimsi ateisi. Apie tai jau kalbėjau, ne? Ne, to nedarom. Vaikas jausis nemylimas, negirdimas, nesuprastas. Ir tai į gerą neprives, nes tos visos pašluotos po kilimu emocijos arba sudėtos į emocijų kuprinę, jos vieną dieną prasiverš dar didesnė jėga ir dar baisesnė audra. Taigi, priimti tas emocijas yra labai svarbu. Trečiasis įrankis arba tas preventyvus veiksmas stiprinantis ryšį su vaiku yra atjauta arba empatija. Arba dar kitaip, matymas vaiko akimis. Kai mes gebame tiesiog įlipti į kito batus, ir šiuo atveju savo vaiko, ir pasižiūrėti vaiko akimis, kaip jisai mato pasaulį. O jisai mato, kaip aš minėjau, ar ne, per nebrandžių smegenų prizmę, ne, kai jisai kažko labai nori ir daro, arba kai jam sunku susireguliuoti, jisai nori iššaukia dabar, nes jis nemoka kitaip, ar ne, jis nemoka kitaip iškomunikuoti, ko jisai norėtų. Ir va ta atjauta, ar ne, ir matymas vaiko akimis, mažytė, aš suprantu, tu taip norėjai, ar ne? Ir tokius mes netgi galim žaisti pačios žaidimą, ir pasižiūrėti gerai, mūsų vaikas elgiasi kažkaip. Dabar aš pamėginsiu įsivaizduoti, kad aš esu vaikas ir pasižiūrėti, ko jisai čia taip nori. Tarkim, čia gana paprastas pavyzdys, bet tarkim, irgi suplaku viską į vieną, nes tame daug yra visko. Pavyzdžiui, vaikas ateina ir sako, mama, ir pradeda zirzėlę, ar ne, aš noriu ledų ar ten sausainio prieš vakarienę. Ne, jokių čia ledų, aš dabar ruošiu vakarienę ir per vėlu, jokių. Mes galim labai griežtai, atmetinai, bet kaip pasakyti, eik, aš pakviesiu, kai vakarienė bus, nezys man čia jausi, ar ne? Ir mes galim pasakyti kitaip, tu labai nori ledų, nori sausainio, oi, aš irgi norėčiau, kiek sausainių norėtum suvalgyti, arba kiek ledų norėtum suvalgyti? 2, 3, 10, oho, ir mūsų pilveliai, oi, sakys, vai, prisivalgiau ledų, viskas vakarienės nenoriu valgyti. Aš irgi taip norėčiau. Bet žinai, pradžiai mes valgysim normalų maistą, taip, kad mūsų kūnelis turėtų jėgų, kad būtų sveikas,
mes turėtume, visokių vitaminų ten prisivalgytume, dabar mes valgysim normalų maistą. Ir po vakarienės, vėlgi priklausomai nuo mūsų šeimos taisyklių, po vakarienės mes gausim, tarkim, ten ledų porciją arba sausainį galėsim paskanauti. Bet aš žinau, kaip tu nori. Aš irgi. Ne? Tai mes šitoje vietoje ką padarėm? Daug dalykų. Mes su atjauta pasižiūrėjome į situaciją, ne? Aš žinau, kaip tu nori, aš labai suprantu tave. Mes priėmėm jo emociją, teisingai? Taip, mes matom, taip, ir nesakėm, kaip čia baig čia taip jaustis, kaip tu dabar jautiesi. Mes nubrėžėm ribą. Aš žinau, kaip tu nori, bet ne, dabar bus normalus maistas, dabar vakarienė. O po to mūsų jau taisyklės, ne? Vėliau bus ten, jeigu nori, mes nesakom ne, bet vėlgi čia nuo šitos situacijos priklauso, ne? Tai mes nesakom ne, bet mes sakom, kad vėliau, po to, kai. Tai va. Ir viena vertus, ne, kai klausai, atrodo, nėra sudėtinga, ar ne, bet kai esam situacijai, tai gali būti, vėl čia kažkas vyksta. Taigi, gerai, toliau, ketvirtas tas preventyvus veiksmas, aš matau, kad mes jau valandą bendraujam, aš dar tiek daug turiu ką papasakoti, tai žodžiu, jeigu jūs turite bėgti, lėkti, tai tikrai tą ir darykite, aš suprantu, mamų, tėčių gyvenimas yra intensyvus ir vakare, kaip ir sakau, alternatyvus vakarėliai yra nesibaigiantis, ar ne, galima ir vakarienę daryti, ir su vaikais būti, ir knygeles skaityti, ir migdyti, ir taip toliau, ir įrašą gausite ir galėsite pasižiūrėti. Jeigu turite klausimų, galite parašyti ir pabėgti, aš pasistengsiu atsakyti į juos ir vėlgi įrašą jūs galėsite pasižiūrėti. Gerai, tai toliau aš. Ypatingas laikas yra ketvirtasis tas preventyvus veiksmas, įrankis, padedantis mums užmegzti ir puoselėti ryšį su savo vaiku. Ir ypatingas laikas yra ypatingai svarbus, kai šeimoje yra daugiau nei vienas vaikas. Ir apie kągi tas laikas? Tai yra, tarkim, 20 minučių, 30 minučių. Idealu būtų valandą per dieną, kiekvieną dieną. Ar ne? Tiek greičiausiai mes nesurasime laiko, nebent savaitgaliais. Bet bent jau 20-30 minučių per dieną aš labai rekomenduoju skirti kiekvienam vaikui nedalomo dėmesio su mama arba tėčiu. Arba ir su mama, ir su tėčiu. Ir kodėl? Todėl, kad kai yra daugiau negu vienas vaikas namuose, ar ne, tai dėmesį reikia labai paskirstyti. Tai yra vienas dalykas, bet kitas dalykas, kad tiek vienas, tiek kitas vaikas, nepaisant jų amžiaus, ar tai jiem 3, ar 9, ar jau paaugliai, jie vis tiek nori ryšio su mama, jie nori to nedalomo, mamytė, tik tai mano laiko ir dėl to labai svarbu yra jiems skirti tą laikelį. Tai yra ypatingas laikas. Ką galima jo metu veikti? Tai yra šventai vaiko laikas. Ką tu norėtum veikti? Ir mes darome tai, ką vaikas sako. Vėlgi, proto ribose, jeigu sako, dabar važiuojam kur nors arba perkam vėl nežin ką, tai ne, bet ką tu norėtum nuveikti? Aš visa tavo. Taip, dabar mes turime tas 30 minučių, kurio aš esu visa tavo, ką tu nori veikti. Piešti, žaisti, skaityti, geriau neskaityti, skaityti galima prieš miegelį, tarkim, bet kažką veikti kartu, kad ir sausainius kepti, arba išeit pasivaikščioti, kažką viens ant vieno, tas laikas. Ir mes klausom, ką vaikas nori, kad mes darytume, toli gražu ne visada bus taip, kad vaikas norės, kad mes kažką aktyviai veiktume. Vėlgi nuo amžiaus priklauso, nes kitais gali būti, kad mama, tu sėdėk ir žiūrėk. Gal taip nesakys, bet mes taip jausimės, ne? Aš nieko neveikiu, aš tiesiog sėdžiu, žiūriu kaip piešia, arba kaladėlės dėlio, arba dar kam. Bet vaikui tai yra labai svarbu, nes jisai jaučiasi mylimas, jisai jaučiasi matomas, jisai jaučiasi, kad mamytė yra mano, ji yra šalia, nepaisant to, kad ten aš kažkokią veiklą tik tai užsiemu, o ji taip ne, ilsisi mama, sėdi ir žiūri, kaip vaikas jos žaidžia, tarkim, piešia, ar ten dar kažką veikia. Vaikui tai yra labai labai svarbu. Dėl to aš sakau, labai rekomenduoju. Turintiems daugiau negu vieną vaiką, 2-3, skirti kiekvieną dieną, idealus variantas kiekvieną dieną, bent jau 20-30 minučių kiekvienam vaikučiui.
aš garantuoju, kad jūsų ryšys su vaikais sustiprės. Ir tas irgi bus aktualu, kad jų tarpusavio ryšys bus truputėlį geresnis, mažiau bus nesutarimų tarp brolių seserų. Taip, ir paskutinis 5 preventyvus veiksmas yra šėlionės, žaidimai, bet būtent šėlionės. Ir čia nereikia įsivaizduoti, kad mes dabar, valandą lakstysim po namus ir bardaką darysime, bet tiesiog 15-20 minučių galime pašėlioti su vaikais, tokio fizinio aktyvumo, kurių metu galbūt mes juos apkabinam, ar ne, kad tas būtų toks fizinis kontaktas, kurio irgi jiem taip reikia. Kiti būna priešinasi ir nuo amžiaus vėlgi priklauso, kuo vyresni vaikai, mažiau nori tų apkabinimų. Bet jisai labai labai svarbus. Tos šėlionės labai svarbios yra tiek su mergaitėm, tiek berniukam, ar ne, ir ypatingai berniukam, jam reikia išsišėlti, jam reikia palakstyti, padaryti kažką. Ir aš suprantu, kad mamom būna kartais sudėtinga šėlt su vaikais, tie fiziniai žaidimai, čia aišku būtų liuks, jeigu tėčiai arba koks kitas šeimos vyras ateitų į pagalbą, ar ne, ir pašėltų su jais, ypatingai su berniukais, visokius ten, nežinau, tokius agresyvesnius žaidimus fizinius. Ir kodėl? Todėl, kad vaikam irgi labai svarbu yra atrasti savo kūno galią, ką jie gali padaryti, ar ne, kiek jie gali sutrenkti, suduoti, kiek jie turi tos jėgos, kad jie gebėtų ją valdyti. Tai tos šėlionės yra labai svarbios. Jeigu visiškai nieko, taip sakant, nesugalvojat ir tingit ir nėra nuotaikos, nėra įkvėpimo, galima, sakyti, dabar stojam prie sienos, ir tarkim, vaiką arba vaikus išstatom prie sienos ir dabar bėgam iki kito kambario sienos, ir tegul jie bent jau palaksto, kaip pavyzdys, o mes gaudysiu, ar ne, ir ten gaudom ir nesugaudom. Tai va. Taip, ir aš apie šėlionės kaip ir pabaigiau, bet matau klausimą ir iš tikrųjų mielai dabar pat ir atsakysiu. Toma klausia, ar tai panašu čia apie tą ypatingą laiką, ar tai panašu į pasimatymus 1 kartą per savaitę, 2, ar tai galėtų būti papildomai prie kiekvienos dienos pasibuvimo individualiai su vaiku. Tai nėra pasimatymas 1 su kartą per savaitę arba kartą per 2 savaites, tai yra nuostabus dalykas tie pasimatymai pirmin. Jie tikrai, kaip čia, stiprina ryšį, bet tas ypatingas laikelis, jisai yra labai svarbus, todėl kad žiūrėkit, mes nežinom, kas vaiko širdeliai po dienos įvykę yra, ar ne. Ir toli gražu ne visi puls ateiti ir mums pasisakyti ir pasipasakot, mama, žinai, kaip buvo šiandien negera daržiukyje, ne, tarkim, arba kaip man nefaina buvo šiandien mokykloje, arba dar kokius nors dalykus, ar ne. Ir jeigu mes skiriam tą laiką ir sudarom erdvę pabūti kartu, galbūt vaikas jums ir atsiskleis. Jisai nelaikys visus tuos besikaupiančius dalykus tada, kai įvyks pasimatymas po savaitės arba 2. Geriau bent 15 minučių, jeigu nesigauna 20 pusvalandžio, ar ne, 20 minučių arba pusvalandžio skirti kiekvieną dieną, kiekvienam vaikui, bent 15 minučių pabūkim su kiekvienu individualiai. Suteikiam, sukurkim tą saugią erdvę pasisakyti arba tiesiog pažaisti. Per žaidimus vaikai irgi daug ką gali labai papasakoti mums. Tiesiog, tas ypatingas laikas, jisai yra tuo ypatingas, kad jis yra didelių variantų kiekvieną dieną su mamyte 1:1. Pasimatymai yra liuks. O ypatingas laikelis yra labai svarbus, nes mes suteikiam erdvę vaikui būti matomam, išgirstam ir mes parodom, kaip mes jį mylim. Iš tikrųjų, tuo metu mes galim tiek daug gražių dalykų pasakyti. Kaip aš džiaugiuosi su tavim dabar leisdama laiką. Aš tave taip be galo be krašto myliu. Mano mylimiausia dukrytė, mano mylimiausia sūnytis. Nepaisant to, kad, tarkim, dukrytės bus sūnyčiai, mes galim ir vienam, ir kitam tą patį sakyti, kai jie nėra kartu šalia. Tarkime, ir vienam tą patį uždėti, ir kitam. Bet tai kaip man brangus yra tas laikelis su tavimi, taip gerai jį leisti kartu. Nepaisant to, kad mes galbūt nusikalusios ir visiškai mums šią akimirką labai faina, bet ta kaip čia įtaigos galia, ji iš tikrųjų yra galinga
Ir tuos dalykus, ką mes sakom, ką mes kuždam kiekvieną dieną savo vaikui, jie tą išsineša visą gyvenimą. Tarsi jie nešės visą gyvenimą savo širdį, savo galvoje. Ne, mama myli, aš žinau, nes jis man taip sakė. Jį, aišku, ne tik tai žodžiais mylime tėvynę, bet ir veiksmais, ne, bet būtent tas veiksmas. Vaikų valiuta yra laikas kartu praleistas su tėvais. Tai va tas laikas kartu, kiekvieną dieną, jisai yra neįtikėtinos svarbos. Jisai yra labai svarbus. Mama su manim leidžia laiką kiekvieną dieną. Idealus variantas kiekvieną dieną, bet iš tikrųjų skatinu, kaip įmanoma dažniau, neatidėti to kartą ten per savaitę arba kartą per 2 savaitės. Taip. Ir tada žygiuoju toliau. Ir trečioji kolona yra ugdymas vietoj kontroliavimo, arba dar ribų brėžimas, ne, bet tas ugdymas, ne, jisai mes, kai vaikas kažką padaro, ar ne, ir mums nelabai patinka, mes, nedaryk čia to, ką tu čia padarėjai, ką čia pridirbai ir taip toliau, ar ne? Ne, sugrąžinam save į pirmą. Nusiraminam pačios, ar ne? Stengiamės išlikti ramios. Ne pasaulio pabaiga, tikrai ne pasaulio pabaiga, užmesgam ryšį su vaiku, ar ne? Ir su juo pabūnam, pakalbam tada, tarkim, galim sugrįžti į tą situaciją, kuri vat įvyko. Ir, kas čia įvyko, ne? Kas čia nutiko, kodėl taip, kaip jautiesi tu, kaip jaučiasi galbūt kitas žmogus, gal kažką nuskriaudė ir panašiai. Ir ką mes galime padaryti sekantį kartą, ar ne? Kaip mes galime išvengti situacijos tokios. Ir ką mes galim padaryti, kad ji nepasikartotų, ne? Ir laukti vaiko taip pat sprendimų, pasiūlymų, nes jie yra labai svarbus. Ir vaikai, vėlgi, kaip ir pačioje pradžioje sakiau, ar ne, galiausiai jie bus tie suaugę žmonės, su kuriais mes norėsim iš tikrųjų, kaip su suaugusiais bendrauti. Tai dėl to su pagarba išklausyti jų nuomonės, jų sprendimų pasiūlymų yra labai svarbu, ar ne? Ir mes irgi užduodam klausimus, kaip tu galvoji, kaip aš tau galėčiau padėti sekantį kartą, kad nevyktų taip. Arba jeigu įvyks taip, kaip norėtum, kad aš padaryčiau, kaip tau pagelbėti. Tai va, ir tai va, prieš ugdant, prieš kalbantis, mums būtina užmegzti ryšį su vaiku, ar ne, nešūk, nerėk, bet kad mes vienas kitą girdėtume. Taip, aš tave be galo myliu, žinau, kad, įvyko taip, kaip įvyko, nes vaikai irgi visko nemoka, net ir mes visko nemokam ir nežinom, kaip daryti. Vaikai mokosi ir mes esame tos ir tie, kurie gali jį pamokyti, išmokyti ir kažkokias tai gaires duoti. Ir bet koks vaiko elgesys, tą reikia irgi turėti omeny, tai yra žinutė mums, ne? Kaip čia, žinutė, tai yra jų žodžiai veiksmais, ar ne, apie tai, kaip jie jaučiasi, apie jų poreikius ir panašiai. Ir visuomet yra, kaip čia, patartina, vėlgi prisiminti, pamatyti vaiko akimis situaciją, pamėginti įsijausti į tai, kaip jaučiasi vaikas ir pamatyti jo akimis, ar ne, ko jam reikia dabar labiausiai. Ar jam reikia, kad aš dabar jį barčiau, rėkčiau ant jo, ar jam reikia padėti nusiraminti, apkabinti ir parodyti, kad aš jį myliu, ne, ir pakalbėti apie tą situaciją, kuri įvyko. Ir vaikai tikrai, gerai, gal kitaip pasakysiu. Ar žinote nors vieną vaiką, kuris ryte nubudęs galvotų, šiandienos planas yra išvesti mamą iš kantrybės 37 kartus? Kaži, ar pavyks? Kaži, ar pasieksiu planą, ar viršysiu jį? Aš žinau, nors vieną vaiką. Aš ne. Ir esu įsitikinus, kad nėra tokių vaikų, kurie taip galvoja. Jie elgiasi taip, kaip elgiasi, todėl, kad jie yra vaikai. Todėl, kad jie nemoka kitaip. Ir niekas kitas, nei mes, jų neišmokysim kitaip elgtis. Mes esame suaugę žmonės, kurie gali ir geba parodyti jiem, kaip elgtis,
mūsų vertybių skalėje, taip kaip kokios yra mūsų šeimos vertybės. Ir jie tikrai tyčia mums nekelia sunkumų. Jie tiesiog patys jaučiasi prastai ir nemoka, pasakyti ir parodyti to kitaip, nei taip, kaip gaunasi. Ir irgi labai svarbu, ar ne, save sugrąžinti kartais, pagauti už nosytės tam tas emocijos, kurios mums kyla ir pagalvoti, ar ne, o čia nes mano mama, mano tėtis taip su manim elgėsi ir aš dabar tą patį, kiek kartų esate pagavusi save, kad sakote ne tik tai, kad tuos pačius žodžius, bet ir tą pačią informaciją, kaip mama. Aš net nebejoju, kad tikrai visos esam patyrusios, ar ne, tokius dalykus, kai kažką, visą gyvenimą girdėjau kartojančią, ir dabar staiga, ups, kas čia per rupūžiokai, ką aš čia ką tik pasakiau, taip kaip mano mama, ar ne? Ir, vėlgi aš priminsiu, kad mes prisiėmam atsakomybę, nes mes esame suaugusios moteris, suaugę vyrai, mamos, tėčiai, kurie galim pasakyti stop. Daugiau taip aš nenoriu. Šitų nesąmonių aš nenoriu perduoti savo vaikam, kad jie perduotų savo vaikam, ar ne, anūkam. Aš esu sąmoningas ir aš pasakysiu stop. Ir dirbsiu, kad ir kaip sunkiai, su savo emocijom, savo jausmais, savo vidum ir padėsiu savo vaikui, kad jisai nesijaustų ir nedarytų tokių dalykų, kaip, arba nepatirtų tų situacijų, kurias man teko. Nes jeigu tai pasižiūrėtume, kiek iš mūsų iš tikrųjų nuoširdžiai, aš nesakau tikrai, kad tikrai ne 100%, bet kiek yra iš mūsų besidžiaugiančių ir galinčių pasakyti, kad geresnių santykių su mama aš nežinau, kas galėtų turėti. Jau mano mama yra pati gera, nepaisant to, kad tikrai yra gerų dalykų, ar ne, bet aš esu įsitikinus, kad mes visos esame patyrusios toli gražu ne pačius maloniausius dalykus su savo mamom ir tėčiais. Vienos labiau, kitos mažiau. Ir jeigu kaip čia kapstytumėmės giliau, atrastume įvairiausių dalykų. Ir pasakymas, mano vaikystė buvo liuks, viskas fainiai. Toks paviršinis yra pasakymas, nes jeigu mes pasiknaisiotume savo prisiminimų skryneliai, rastume gyvą velnią visko. Tikrai. Ir ne dėl to, kad mūsų mamos arba tėčiai buvo blogi, bet dėl to, kad jie nemokėjo kitaip, nes jų niekas nemokė. Bet mes esam toje situacijoje, kai mes galim būti sąmoningos ir pasakyti, kad ne, aš taip nenoriu. Aš nenoriu, kad mano vaikai patirtų tai, ką aš patyriau. Ir tegul jų gyvenimai, jų vaikystės būna fainesnė, emocinė prasme taip pat. Aš priimsiu emocijas ir aš jiem padėsiu susireguliuoti, aš jiem padėsiu, aš jiem, taip, aš esu tam, kad padėčiau užaugti. Taigi, ir labai svarbu atminti, ar ne, kad tas ryšys, mūsų tarpusavio ryšys, kurį mes metam, dar labai svarbus dalykas, kurį noriu tiesiog priminti. Aš manau, kad ir taip iš viso mano kalbėjimo galima suprasti, bet suaugusiojo pusėje yra visos kortos tam, kad jis užmegztų, puoselėtų, kurtų ryšį su vaiku. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso, ar tas ryšys bus stiprus ir apskritai, tarsi mes esame iniciatoriai šitoj vietoj. Nėra taip, kad mes, laukit ant rankas susidėjus, ar ne, kada vaikas ateis ir čia rodys reveransus ir norės kurti ryšį su manimi, ar ne, ten mažas, kad ir koks ten pipliukas, ar ūgtelėjęs šiek tiek. Ir netgi suaugystėje. Taip, mes galim būti suaugę žmonės, bet suaugęs žmogus vyresnis yra, labiau tas, kuris iniciatyvą turėtų parodyti ryšio sukūrimui. Ir mes modeliuojame apskritai viską, ar ne, ir tą ryšio svarbą
visų pirma mūsų šeimoje su mumis, mano ir vaiko, tėčio ir vaiko, sesės, brolio, močiučių taip pat, ar ne, mes modeliuojame mano santykius su tarkim, mama, močiute vaiko, su pardavėja, kaip mes su draugiam, kaip mes mezgam, kaip mes puoselėjam tos ryšius, juk vaikai mato ir jie kopijuoja, jie tuos modelius nešėsi per savo gyvenimus. Kaip mes kalbam, ką mes sakom, ar ne, jie stebi, ar ne, ir po to kartoja tą patį. Ir, bet kaip ir sakiau, ne, mes galim, nuostabu, jeigu galim, ar ne, tam tikrose situacijose, kai kažką pasakom, padarom, steptel, pagauti, paanalizuoti ir paklausti savęs, o iš kur čia šitas paveldėjimas, iš kur aš šitą gavau, ar taip elgiuosi, sakau, darau dėl to, kad gėda, kad manęs nepriims, ar tai kažkoks visuomenė, mama, tėtis, iš ko aš šitą dabar turiu, ar tai reikalinga, ar tai naudinga ir ar aš tai noriu perduoti savo vaikams. Ar tai yra, tikrai ta vertybė, ar ne, kaip ir sakiau, visokių rūpižiokų nutinka, ar ne. Tai labai svarbu iš tikrųjų paanalizuoti save, ar ne. Ar man šitą gėdos jausmą instaliavo kažkas? Kas gali instaliuoti? Mūsų tėvai, ar ne, mokytojai dar. Ir aš irgi gėdinu vaiką dėl kažko, arba tiesiog, tarsi, man svarbu, kaip aš atrodau, kai mano vaikas rėkia parduotuvėj, nes labai nori saldainio, o aš jam sakau ne. Ir tada visos, gerai, ne visos, bet tetutės kažkokios ateina ir pradeda aiškinti, kaip reikia elgtis su vaiku. Ar aš gebu atsispirti tam ir nekreipti dėmesio, apkabinti savo vaiką, jį išsivesti iš parduotuvės ir sugrįžti ją tada, kai jį nurims, nepaisant to, kad ten turėjau sąrašą ilgiausiai ir galbūt pusę vežimo jau buvau susikrovus ir taip toliau. Ar ne, tuos dalykus paanalizuoti yra labai svarbu. Taigi, ta ryšio svarba, apie kurią ir kalbėjau visą laiką, ji ypatingai svarbi tam, kad sumažintume konfliktus, kažkokius tai kovas tarp vaikų, tarp savęs ir vaiko, arba tiesiog, kad būtų lengviau juos spręsti. Nebus taip, kad konfliktų nebūna, visuose santykiuose jų kyla ir tai yra normalu, visiškai normalu, ne? Mes daugiau mažiau kažkokiu konfliktuojam su savo artimaisiais, vyrais, vaikais irgi, ar ne, bet tarsi, kad nebūtų kaip čia, nesusirautume, nesusikaltume iki kraujų, nes svarbu iš tikrųjų, vėlgi mes esam suaugę žmonės, svarbu pasižiūrėti vaiko akimis, prisiminti, kokias vertybės mes demonstruojam, ar ne, kokį čia perdavimą dabar perduosim ir su meile, su atjauta vaikams, o ir savo pačiai pažvelgti situaciją. Ne visada lengva. Nėra mamos baigusios tėvystės, mamystės universitetą ir viską žinančios, kaip elgtis. O ir nėra vaiko, kuris atkeliavo su instrukcija, kaip su juo elgtis, ką su juo daryti, kai iškyla ten kokia nors klaida sistemoje. Nėra tokių dalykų. Ir dar kartą priminsiu tiesiog, kad dovanėlį jums, kurią galite pasinaudoti per 48 valandas nuo šių mokymų, tai yra sekančius mokymus apie ribų brėžimą ir apie taip kalbėti su vaikais. Galite įsigyti su 15% nuolaida ir nuolaidos kodas yra mokymai 15. Ir jeigu turite klausimų, dabar eteris jums. Prašom, galite užduoti klausimus, galite įsijungti kameras, galite rašyti. Aš žvilgtersiu, kas truputėlį aukščiau buvo. Taip, šitą buvo klausimas anksčiau dėl, kai vaikas vadovauja, ar ne, ir
įsižeidžia, kai kas nors jam vadovauja ir nori žaisti, kaip jis nori, tai aš manau, kad daugiau mažiau aš tą atsakiau, ar ne, kad, šiaip kiekvieną dieną mes esam tos, kurios aiškinam vaikam, kaip reikia ir ką daryti. Ir tiesiog vaikai irgi nori tos autonomijos, nes jie yra žmonės, kad ir maži žmonės, bet jie nori tos autonomijos, jiem yra svarbu irgi savo nuomonę pareikšti, kad būtų jų kažkokios taisyklės, kad kažkas sektų. Bet tuo pačiu, ar ne, svarbu yra vaiko va, tą emocinį intelektą ugdyti, ar ne? O kaip jaučiasi kitas? Kai, tarkim, aš suprantu, kad tu atjausti, priimti emociją, aš suprantu, kad tu nori, kad viskas būtų taip, kaip tu nori. O kaip tu galvoji? Kaip jaučiasi kitas? Ne? O jeigu va, tau pasakoja, bet aiškina, kaip daryti, ne? Kaip tu jautiesi, ne? Ir apie tai kalbėtis ir leisti vaikui irgi pagalvoti kažkurioje vietoje jam ten susės, galvoj informacija su jausmais ir tarsi tas vėlgi ne per vieną naktį, bet tarsi ilgainiui mes galim kalbėdamos, ugdydamos vaiką parodyti, kad, žiūrėk, ne tu vienas čia, pasaulio bamba, kaip čia tu galvoji, ką, ne, visai galim šnekėti, bet iš tikrųjų, tarsi, kad, ne visada yra ir bus taip, kaip tu nori, nors aš suprantu, kad tu norėtum, kad būtų daug kas palei tave, bet pagalvokim, kaip kiti jaučiasi irgi. Kaip tu galvoji, o mama turi poreikių ir nori. O jie svarbus, ne? Ir užduot klausimus ir laukti atsakymų. Ir įdomu, ką tie vaikai atsako. Atsako įvairių dalykų iš tikrųjų. Tai va. Ir buvo dar klausimas, kad vaikui 9 metai, bet nenori keltis ir mokytis, nėra motyvacijos, kaip sudominti, kad atsirastų motyvacija. Čia iš tikrųjų daug dalykų gali būti, ar ne, kodėl vaikas nenori. Tarsi, nes ta motyvacijos nebuvimas ir nenoras keltis, jisai iš lempos nenukrenta. Gali būti įvairių dalykų. Ir išsiaiškinti, kas vyksta jo širdelį, jo galvelį mokykloje yra labai svarbu. Kaip tą galima padaryti? Per žaidimą, per žaidimus, per juoką, ar ne, kaip ir sakiau, prajuokinti tą stresą sumažinti vaiko galvoje ir per žaidimus, ar ne, ir pažaisti, pavyzdžiui, mokyklą, arba žaidžiam, kad ten, tarkim, galime netgi žaisti su žaisliukais, tarkim, minkštais, ne, ten meškutis, kiškutis. Kodėl ne? Pamėginti dar. 9 metų vaikas galbūt nebūtinai norės, bet vis tiek galim pamėginti. Arba pažaiskim šiandien, aš būsiu, tarkim, vaikas, kuris ir einu miegoti, o tu būk kokia nors ten mokytoja ir kažką. Turime susigalvoti žaidimus, ar ne? Bet pamėginti pražaisti situaciją, ne? Ir žaidžiam, kad mes nenorim keltis. Aš kaip nenoriu keltis, tik ne tai, nenoriu nenoriu mokytis, nieko nenoriu. Ir klausti vaikų, ką man dabar daryti? Kaip tu galvoji, ką daryti? Kaip tu galvoji, kodėl aš taip jaučiuosi, ar ne? Tarsi ir suflerio būdelę kažkokią pamėginti iš jo išgauti, ar ne, kad vaikas pasisakytų. Nes vaikai gali per žaidimus išsakyti, kurioje vietoje slypi problema, kurioje vietoje šuo pakastas, ne? Kas ten darosi, kodėl. Ir kaip sudominti, bet iš tikrųjų išsiaiškinti, kas vaikui patinka. Vis tiek yra bent 1-2 dalykai, kurie patinka. O jeigu nepatinka, kas nepatinka? Ar pats dalykas, ar mokytojas? Nes tai irgi labai svarbu mokytojas, galbūt nėra tvirto ryšio, galbūt kažkuriam momentu subarė, galbūt gavo blogą pažymį, galbūt dar kažkas. Tarsi, kas įtakoja tą nenorą ir motyvacijos nebuvimą. Nes čia yra toksai kaip čia tušas, ar ne, biškai užsitušavau, bet kas yra gelmėj, mums tą reikia labai išsiaiškinti. Ir žaidimai yra puikus dalykas, kaip per žaidimus mes galim išgauti informaciją iš vaiko. Ir pamėginkit bent jau šitus dalykus, ar ne, ir pasižiūrėkit, ar pavyksta, ar ne,
Jeigu ten, tai nereiškia, kad jau pirmą dieną staiga vaikas bežaisdamas ims ir papasakos viską. Ne, gali būti kažkada vieną kartą, kitą kartą, bet tam, kad vaikas atsivertų, kaip ir mes, kaip ir visi suaugę žmonės, tam, kad mes atsivertume, mums reikia sukurti gražų ryšį, saugią erdvę, tam, kad mes galėtume pasipasakoti, išsisakyti. Dėl to pasikartosiu, va tas nedalomas laikelis, ypatingas laikas su vaikais, ar ne, kiekvieną dieną, jisai yra aukso vertės. Tam, kad mes parodytume, kad aš visuomet čia, tam, kad išgirščiau tave, pamatyčiau, aš tave matau, aš tave myliu, aš tave dievinu, tu mano, ir tam, kad būtų ta erdvė vaikui jausti saugiam ir galėt pasakyti, kas jo širdutėje. Tikiuosi atsakiau. Žiūriu dar klausimus, matau, kad dar bus kažkas. Taip, su ribomis, ar ne? Man regis, aš daugiau mažiau pasakojau, kaip ribas brėžti, ar ne? Ir tarsi, kad irgi vėlgi priklauso labai nuo ryšio, nuo empatijos, nuo gebėjimo emocijas priimti, nuo mūsų gebėjimo išlikti ramiom ir tada tvirtai, bet švelniai. Mes vis tiek brėžiam ribas ir laikome savo. Ir tai nereiškia, kad vaikas iš karto, taip, ribos, valio, aš jas priimu. Visuomet mėgins, ne jas pastumti, išmėginti, ar tikrai, ar ne. Ir gali su tuo mėginimu kilti įvairiausių jausmų, emocijų, bet ilgainiui vaikas priima tas ribas. Svarbiausia, kad mes, vėlgi, į jo tas emocijas, su empatija pažvelgtume. Suprantu, kad tu nori, žinau, tu norėtum. Labai geras yra angliškai, bet jo, turbūt lietuviškai būtų, tu norėtum, you wish, tu nori, kad tai būtų, kaip kad tu nori. Tu norėtum, kad taip įvyktų. Nedarom taip ir taip. Ne? Žiūriu dabar klausimus, dar pasižiūriu, ar yra. Taip, o yra taip, kad pasiliekant pas senelius, vaikas emocijų nerodo daug, o grįžęs išsilieja, būna dideli emocijų protrūkiai, pastebėjom, kad mums kartais taip nutinka. Be abejo, kiek vaikų metų? Parašykite, prašau, kiek vaikų metų? Visiškai normalu. Puikus, tai yra klasikinis pavyzdys, kad namuose pas mamą, tėtį, vaikas jaučiasi saugus, jisai gali parodyti savo emocijas taip, kaip jis jaučiasi iš tikrųjų. Taip, nuostabu, beveik 6 metukai, ar ne, 5,5 daugiau. Tarsime, taip, ir mažas vaikutis, ir didesnis, jisai gali atsiverti, nes jisai jaučiasi, kad mama mane supras, mane mama myli, mane mama išgirs, ir tėtis, ir aš parodysiu taip, kaip jaučiuosi, o jaučiuosi, visai ir blogai, ir aš pas senelius negaliu parodyti tų savo emocijų, nes jie manęs nesupras, nes man pasakys, Tomai, jūs geriausiai žinot, ką gali pasakyti, nežinau, ar tai jūsų tėvai, ar vyro tėvai, ar ne, kokį jūs patys gavote perdavimą, ką jums sakydavo, kai jūsų emocijos užplūsdavo, ar ne, tarsime, ar nustok čia, o tai prasidėjo, kas čia dabar per spektaklis, ar ne, ir panašiai, tarsime. Ir dėl to galbūt vaikas, nes jisai nesijaučia, akivaizdžiai nesijaučia saugus, kad galėtų parodyti visą čia savo jausmų susikaupusi bagažėlį taip, kaip jaučiasi dabar. Ir dėl to grįžta namo ir mama, viskas ten buvo visaip, ar ne? Ir taip būna su vaikais, kai jie eina į daržioką, darželėje visokių dalykų nutinka, tai jie pipliai, mažiukai ten, 3-4 metukai ir grįžta namo ir rauda, ar ne? Ir liuks, kad vaikai paverkia. Jiem reikia išsikrauti tas savo emocijas ir tai yra geriausias būdas, geriausia priemonė, kaip jie gali iškomunikuoti savo jauseną, ne? Kad jiem noriu išsižliumpti. Liuks, vaikai išsiverkia ir jiem palengvėja. Taip sakant, krovinį palikau kažkur ir dabar man daug geriau. Juk ir mums būna, kai būna, viskas blogai diena, ar ne, mes gerai pažliumbėm,
visai nieko galima, jau kažkaip pragiedrėjo mūsų akise, ar ne, ir galima kažkaip toliau dalykus daryti. Taip kad taip, liuks. Taigi, vat ir jūs, matau, Alina parašė, kad apie vadovavimą, ne, panašiai ir klausiu, kaip tu jaustumeisi, jeigu tau kiti vaikai vadovautų, tada suklūsta. Tikrai taip, ir suklūsta, ir tas nereiškia, kad jau sekančią dieną viskas liuks, kaip iš vadovėlio, viskas labai puiku. Ne, tai trunkantis procesas, ar ne, bet kokio įpročio pakeitimas ir mums tai yra trunkantis procesas ir apskritai smegenų branda, kaip ir minėjau, ji trunka ilgai, ilgą šmotą gyvenimo, daug metų. Ar dar turėtumėte klausimų? Nes jeigu klausimų nebėra, tai aš širdingai dėkoju už jūsų laiką, už jūsų susidomėjimą mokymais, už jūsų klausimus, už jūsų dalyvavimą ir ačiū labai labai ir tikiuosi susimatysime kituose mokymuose arba konsultacijoje, kaip ir minėjau, galite kreiptis ir mes pasikalbėsim bent 15-20 minučių, o po to žiūrėsim, kokių priemonių imtis. Gerai? Tai ačiū Jums dar kartą ir Jums gero vakaro ir nuostabaus ryšio su savo vaikais. Tegul tos žinios, ta informacija Jūs įkvepia, pastiprina ir tie metodai, kuriuos išvardinau, Jums pagelbsi Jūsų kasdienoj. Ačiū ir iki.